Sveiki ir softeriai ir paprasti mirtingieji, randamės mūšio fronte žaidimas Zapyškiai Kaunas, tai žaidimas unikalus tuo, kad žaidėme su apsu, turėjom 100 netgi dalyvių, tai iš ties nemažai ir veiksmo netrūko. Pagrindinis užduotis užiminėti zonas, kurios atsiranda apse. Ačiū kaip kokią tą revolverį užtaisinėjai. Jo, jis pakankamai. Tai va. Kažkas. Nežinai, Bet jis tokių kaip šatų nešauna, ne tik tais garsas. Na tai Hebra rodi, kokias granatas nusipirkė, iš ties įdomus dalykas, visai norėčiau ir aš turėt. Biškai garsiai. Čia jau laukia garsiai, žinai, bet. Jo, pastate. Aš bandžiau darbę 500 kvadratų daugiau patalpoj. Įmečiau. Wow, žinai. Jo, geras. Ir zaibys pasiėmei. Antrą. Ir taip Jo. Tai čia. Gedvė kiek šatų turi? Neturiu, eisiu nusipirkti. Juokauja. Rimtai? Namie 3 pakelius turiu ir nesuvežiau. Nu va, palikau savo kamerytę normalią, tai tenka seną GoPro naudot. Palikau ant stalo, valiau viską, žiūrėjau, kad viskas veiktų ir sugebėjau palikti. Nu, ir kaip ir. Racer units. Ką? Raceris. Ne, čia... O, šitas. Ai, čia kur rodė. Geras. Lygiai tas pats. Neini braškyti, bet. Šaudai. Liet yra kažkas veikia. Plavoti iš kampo. Už žodžių prieš. Kukdžinė panaša. Nu, Dragunovas. Gražus. Man patinka slovo medžių imitacija tokia. Paprasto zonų generuoja nuo 1 iki 3 taškų, čia priklausomai kuri zona. Kas pasižiūrėti. Šiandien zonas yra dominatinė, tai reiškia, kieno žaidėjai daugiau zonai, tam ir taškai. Zonas išėjęs, niekieno zona. Tai bent vieną žaidėją turi palikti. Jeigu 2 mėlyni, 1 žalias, kam taškai eina? Mėlynėm. Jo, jeigu 3 geltoni, 3 žali. Niekam neįs. Zonas galima nubombinti su... Na tai matyt, kaip atrodo apsas, tai mūsų žmonių nemažai, 3 komandos suskirstytos buvo ir važiuojam į veiksmą, pasižiūrėsim. Mūsų komanda suskirsti į 3 padalinius, tai mūsų padalinės skyrius pušinosi pastatą, mūsų užduotis buvo užimti pastatą, tai tą ir darėm. Turėjom keletą naujokų su savim, tai stengiausi padėti jiem. Ir lindom iš karto tiesiai į vidų ir tik įlindus iš karto prasidėjo veiksmas. Čia viršui nebus. Padėkit jam. Jau yra. Tai padėt. Na ir dar pasidžiaugiau, kad pasikeičiau GoPro kamerą, kuri taip tamsiai rodo. Turi mediką. Žiūrėk iš toli. Aš perbėgu į kairę. Tai deš. Truputį neskiriu pusių. Na ir čia laikim koridorių, tai pas mus Gedvė labai agresyviai žaidė. Laikė tiek juos, tiek turėjo daug granatų. Matom, ruošia jau granatą. Kuris kambarys Laikau turi kampą. langą. Norėjau kažkur į kambarį svei, kad galėčiau per langą paspotinti priešus, nes su Damaru galėčiau per langą šaudyti. Tuščias. Na, labai ilgai ruošima granatą, Lenda, pudešti. Į ką pudešti? Pakolino kurioj pusėje, granatą, sprogimų kaip ir nebuvo, neaišku ar kažkas įvyko. Na, jis pušino į priekį, mes iš paskos visėjom. Liepiau eiti kitiem irgi į priekį, palaikiau šiek tiek šoną. Dar granatų sprogimai ir važiavom priekin. Laikyk kampą ir tie. Ką? Labai sunkiai matosi priešai. Vienas po kairę, vienas po dešinę. Koridoriuje, bet neįmės, nes jie labai gale. Kairiai ir vienas dešiniai. Kol kas ne. Būk kaip medikas gale. Galiai jie nori mano poziciją imti, jeigu turi su kuo šaudyti. Tai davai imi, per koridorių lenda. Žiūrėkis. Tik atsargiai, nemirk. Nes tu turės prikėlinėti. Na, šitoj situacijai už coverio žaidėjas buvo, tai tikriausiai gyvas. Kaip jūs manot, patys pakomentuokit. Ne, prie durų sprogus. Hebra, eikit į priekį, po biškį. Spaudžiam. Kas kambariuose, lendat, savi. Einam, priekį, einam. Nuėjo savas, einat iš paskos, padedat. Dešinę kairę žiūrit. Valomės. Medikas. Čia, kelk.
Na, o čia Gedvi gerai pasidarbavęs. Valvien. Ką rodykit, ką čia matot gero? Nu, norėjau iškišti nosį pro langą, pakvėpuot grynu oru, pasižiūrėti, kas priekyje, gal pamatysiu kokiu lakstančių priešų. Nu, 1/3 iškišau. Pamatuok su Comu. Liniuotę turi? Pala, žiūrėk, pala. O? Labai iškišau. Gedvė pas jūs lenda priešai, tai yra virtuvė, kaip suprastai pasižiūrėk. Hebra virtuvė, žiūrėkit. Tai priešai esantis virtuvė yra negyvi, pažiūrėkite. Na, iš ties nemažai laiko reikia telefoną praleisti ir susipatoginti šitą situaciją, tai priešai iš toj pusėje, kur lendu turėtų būti negyvi, kaip ir tikiuosi tos informacijos. Hip, Bet o tu deja. gyvas? Pasižiūrėk telefoną. Nesakė, ant jūsų numetė tą ir straiką, nežinau, ar gyvi jūs. Tu gyvas? Ok, viskas gerai, maladėts. Na ir užsibeitinau ant tokių dalykų, bet mane prikėlė, tai važiavau komandos narį, ištraukė iš po šono, davė informacijos, kad ant kalno yra žaidėjas, bandžiau jį nušaut, tačiau nesėkmingai, bandžiau prasibėgti iš šoniuko, pasimti flanką, geresnę poziciją, kad galėčiau nušauti šį žaidėją, bet tą žaidėją nušaut kitas komandos narys, o aš susitvarkau su kitu snaiperiu. Po dešinę nuėmiau, mediką turit? Gerai. Nori į baraką eit? Jau jūs beveik zonoj. Vos dešiniau paeikit ir zonoj būsit, man atrodo. Na ir kaip minėjau, žaidėjai turi užiminėti taškus ir laikyti tam tikrose lokacijoje pagal GPS, o čia pakolinau su Gedvi, suvarėm, nusprendėm pušinti į baraką, čia giliai nuo savo pozicijos ir bandėm snyki praeit, nes geras proga po dešinę nuimti priešai. Studenka šeina. Nedrasiai, bet po truputį įsibėgu priešams iš nugaros. Ir bandau tyliai eiti, tikėdamas priešų priekyje. Tamsoka, labai tamsų barakuose buvo. Vis gal po kamerą taip sunkiai rodė. Tai pajungsim to iš 360 jam kamerytės vaizdo, kad geriau viską supras, kas vyksta. Kitas jį pasitengsiu nepalikti savo Insta irgi naujos kameros pagrindinis, bus irgi kur kas geresnis vaizdas, ypač pastatuose. Na ir čia pakolinau, kad Hebra eitų per pirmą aukštą, mes per antrą valyt. Ir tyliai sėlinam. Tikrinamės visus kambariukus, gal ne visiškai pilnai, bet daugmaž pasižiūrim, kad nieko nebūtų. Ir einam iš lėto į priekį. Buvom pastebėti, bet spalvos neišsidavėm. Bet kuriuo atveju žaidėjai nusprendė mus apšaudyti. Pamojau, kad atsitraukiau šiek tiek ir mano planas buvo, kad komandos nariai apeis iš galo per apačią. Na, čia mums granatų paleido, atsitraukė mūsų irgi žaidėjas, protingai padaro jisai. Ir Gedvi gražiai pasima kairę pusę. Galą. Žiūrėk galą, Liepiu savam žiūrėti galo. Žiūrėk, turiu pagrindinės, kad neteitų. Jo. Ir iš tiesų tempim gumą. Bandėm, kaip sakoma, užbeitinti žaidėjus, kad jie susifokusuotų į mus. Ir per tą laiką galėtų komandos nariai per antrą aukštą juos užspausti, tiksliau per pirmą. Aš galiu tenais pasilipti ir ant to metinio bukai ir matau. Tikrai praeit marčiau. Bandžiau giliau bėgti, bet buvo apšaudytas, tai greit pastraukiau šiek tiek į šoną. Gedvi gražiai coverinu, pasistačiau ginklą ir nuėjau į priekį pušintis. Arčiau ir užsilipt ant viršaus, turėjau gerą labai angle. O Gedvi labai gerai coverinu, dabar laukiu, kol išlys žaidėjai. Jau galvoje buvau jie mirę ir mus į nugarą sušaudė. Hit! Ačiū. tą patį galą, kur prašiau žiūrėti savo. Bet galą žiūrėjau. Ką? Galą žiūrėjau savo svotą. Na, neblogas buvo variantas. Dabar aš granatą traukiu. Čia ta prasme viskas būtų jam. Klaus, nice. Na, pasižymim, kad esam, kaip sakoma, nukauti. Bet kadangi buvom gydyti, tai nereikėjo laukti 5 minučių jau.
Ir važiuojam į kitą situaciją. Čia jau mūsų bazė šiek tiek spaudi priešai. Tai užgaudyti 2 prieki mane žaidėjai. Šaudau vieną, bet šaudant atsirado dar antras iš kažkur atsistojo ir nespratau, nušau ar ne. Tai profilaktiškai dar porą šūvių šaunu, kad tikrai iškeltų ranką ir būčiau tikrai žinočiau, kad pataikiau. Ir buvo nuimti šie žaidėjai. Prie pastato yra išlindęs. Kampą. Aha. Nebėra. Gerai, su šalmu. Na ir po truputį spaudėmės gilin į miško teritoriją. Ten buvo mum taškai, kurie reikalingi užimti. Matau. Mačiau. Spėjau ne savas. Na ir nestengiu labai stoviniuoti, iš karto lenkiu žemyn krūmais į apačią, kad pasimt kitą poziciją, kitą angle, kaip sakoma. Ir paspotinu šį žaidėją tarp medžių, labai sunku šūviai. Vieną šaunu, bet nepataikau. Dar keletą. Ir šitas atrodo kibo. Labai nebuvau tikras dėl šio. Bet paskui žaidėjas įstraukė liemenę. Ir po truputėlį spaudėmės arčiau taško. Labai neskubėjau, nes buvau su DMR-u. Pamačiau dar vieną žaidėją. Na, liepė patikrinti telefonus, nes numetė ant žaidėjų airstrike'ą, bet ir pats norėjau pasižiūrėti, nes lyg UAV panaudojo, kad matyt priešus. Tai buvo pasižiūrėti per epsiuką, kas vyksta. Viskas gerai, tai važiavam toliau, į priekį. Kažkurio momentu dar nušovė savį į nugarą, bet paskui pakėlė, dėja nenufilmavau to momento, o čia paspotinu tolumoje dar vieną žaidėją. Labai sunku šūviai, labai daug šakų, medžių, labai sunku pataikyti. Ir šiaip netai pavyksta nuimti žaidėją. Lendam per medžius krūmelius tolyn, tikrai sunkus praėjimai. Braunaus per krūmelius, kiek įmanoma toliau. Na, o čia pastebi netoli nušautų žaidėjo dar vieną ateinantį iš dešinės priešą. Ir laukiu gero momento jį pašalint. O čia pastebi ir dar vieną žaidėją šalia jo, niekaip nepavyksta jo pagaut. Šiek tiek prabėga toliau jisai kažkur, tai nusprendžiu pakeisti savo poziciją. Pabandyti jį apeiti šoniuko šiek tiek. Ir matau judantį taikinį. Pavyksta nušaut, bet iš tiesų labai sudėtingi šūviai, nes labai daug krūmų šakų ir blokuoja daug šatų. Bet toliau neišsiduodu šioj pozicijoje. Ir čia bandau prigauti dar vieną žaidėją, šalia kur prieš tai mačiau. Bet nepavyksta, lakstu jis labai greitai vikriai. Tikriausiai nesugebėjau pahitinti su šatu, tikriausiai šaką užkabinu. Bet nepavyksta man šio žaidėjo pašalinti, tai bandau pakeisti poziciją ir vėl jį pagauti iš šono. Pavyksta šį žaidėją pašalinti pagaliau. Ir tenka vėl keisti savo poziciją, nes jau nemažai žaidėjų žino apie mane ir spėjau, kad jau manęs pradėjo ieškoti. Labai dairausi iš nugaros, ar niekas neteina. Taip pat reikia nepamiršti, kad priešai gali ir UAV panaudoti, kuris rodo, kur mano lokacija yra per telefoną. Tai stengiuosi neužsibūt labai ilgai vienoje vietoje. Ir keitinėjau savo poziciją. Pastebiu dar vieną žaidėją. Esu labai arti pagrindinio jo taško priešų, tai tikrai jų nemažai ir nespėjau šaudyti, visų gaudyti ir ganėtinai gilią poziciją pasiėmęs krūmuose ir su šiuo žaidėju teko pavargti. Gražiai išvengė mano šūvių, čia per šakas niekaip negaliu prašauti, atrodo kaip ir panašiai šūvis eina, bet šakos blokuoja ir niekaip negaliu pataikyti šį žaidėją. Na, nusprendžiu paeiti šiek tiek kairiau, kad užsimt kitą poziciją, kad pabandyti jį nušauti. Bet šūviai nesėkmingi. Ir čia mane patys sušaudo, bet su kita kamera nefilmavau. Ką gydytas buvo? Na, nemažai žalos padariau, bet ir nemažai atėjo priešų manęs gaudyti. tą tašką užimti reikia, nu einam padėti. Na ir prieki yra taškas, beveik šito vietoj, kur esu, tik truputį giliau. Ir čia pastebiu du priešus ateinančius iš miško. Atstumas yra labai tolimas, tai stengiuosi neskubėti šaudyti.
Na tikrai nemanau, kad antrą žaidėją nušovau, bet pasidavė kartu su draugu. Paimsim tuos 2 kilus į savo sąskaitą. Jo. Supratau. Na, vadų nurodymai paprasti, lysk į krūmą ir gulėt. Tai tą ir darėm. Paskutinio žaidimo akimirkas kovojom už taškus, bandėm iškovoti kiek įmanoma daugiau taškų ir čia sulindau kiek įmanoma giliau. Pasižiūriu telefoną ir tikrai laikau tašką. Laikau, o čia šalia nuiminėja savius ir į mane šaudo. Nežinau, kad aš esu krūme, matau, kad laikau šitą lokaciją. Gerai, kad prieki medeliai tokie gan stori ir tikrai gerai dengia, tai stengiausi daug nejudėti ir per daug nešaudyti. Tiesiog, kaip sakykim, kimarinau, va, iš visų pusių šatai eina. Ir Hebra net sugalvojo granatą ant manęs mest. Na, bet vienas draugiškas sudrausmino. Visai bandė mane išrūkyti, bet nepavyko jiem. Ir išlaikiau tašką visas 30 minučių, taškas pasikeitė po to laiko ir išlindau iš krūmelio. Tai šiandieną tiek, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad užsukot, tikiuosi labai patiko ir žinokit, kitą savaitgalį taip pat važiuosiu į Zapiškį, bet be apsų bus žaidimas, tai tikiuosi bus dar daugiau veiksmo. Jo, bet man va šitas rastas trukdė. Kas? Va tas rastas ten yra ir man grinai priešai stovi. O tu šitoj tu įbai? Jo, šitoj, bet man va šitas, matai, rastukas. Ir aš žinau, kai jis lenda man per dešinį ir aš nematau per tą rastą. Ir aš žinau, ir tas kamputis matos. Ir aš žinau, kad turiu matyti ir laukiu. Ir neišlenda. Aš galiu, galvoju, ko tu nešauni,